Tas vakaras. Taip ir praėjo balsavimai prezidento rinkimuose. Aš balsavau už Igną Vėgėlę, kuris yra labai atviras, nuoširdus žmogus. Jis norėjo padaryti permainas, kad mūsų gerovė valstybė iš tiesų būtų gerovės valstybė, o ne kokias nors blogybės. Ir padaryti permainas, kad žmonės geriau gyventų. Buvo už paprastus žmonės, todėl jis taip mane įkvėpė už jį balsuoti ir palaikyti jį, ir taip pat labai nuoširdžiai jį palaikiau. Taip pat balsavo ir artimieji už Igną Vėgėlę, ir taip pat už Nausėdą balsavo ir sūnus, o kitas sūnus irgi taip pat jis jau dejuoja, kad šeimos irsta, šeimų mažėja. Todėl labai dėkingi Ignui Vėgėlei, kad išsikėlė į prezidentus, už jo atvirumą, nuoširdumą ir už norėjimą padaryti Lietuvą geresnę. Ir dabar jau pasibaigė tie prezidento rinkimai, ir tačiau tik šitas jau Nausėda pirmauja, bet tačiau tik nesakykit, kad gerovės valstybė ir nebeerzinkit žmonių, nes toj gerovės valstybė yra ir visokių blogumų. Taip palaikau karą Ukrainoje, ukrainiečius palaikau, meldžiuosi už juos, noriu, kad jie laimėtų, bet tačiau taip pat iš vakarų yra ir taip pat visokių negerovių. Ir Euroviziją laimėjo taip pat šitas kažkoks homoseksualas, ir visokių negerovių yra, bet tačiau Ukrainą karą palaikau. Bet tačiau nenuvilkit žmonių, nes jie taip pat laukia permainų ir kad būtų pasikeitimai, kad būtų žmonės neskriaudžiami ir iš tų neturtingų šeimų. Todėl dabar rinkimuose ar už Šimonytę, ar už Nausėdą, tai nežinau ar bebalsuosiu, galbūt ir balsuosiu. Tačiau jokių pasikeitimų neįvyko, nieko naujo, tas pats po senoviai, tas pats karai, tas pats ginklai, tas pats mūšiai, tas pats žmonių nelaimės, o karuose tai laimės nėra, tik skausmas žmonių. Tad linkiu visiems sėkmės ir Dievo palaimos, ir tikėkit į Dievą, ir jis jums padės.